Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose šiandien mokosi beveik 15 000 užsieniečių vaikų. Didžioji dalis jų – Ukrainos piliečiai. Jų skaičius kasmet auga, tačiau mūsų švietimo sistema dar nėra pasirengusi užtikrinti sklandžios šių vaikų integracijos. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė kelias sisteminės problemas. Pirmiausia, mažėja užsieniečių vaikų, kurie mokosi lietuvių kalba. 22 metais lietuviškai besimokančių užsieniečių buvo beveik 56%, o šiemet lietuviškai mokosi tik 44% šių mokinių. Didžioji dalis mokosi rusų ar ukrainiečių kalbomis. Antra problema – užsieniečių vaikų besimokančių mūsų šalyje lietuvių kalbos pasiekimai yra silpni. Net 52% mokinių nepasiekė minimalaus lietuvių kalbos lygio būtino sėkmingam mokymuisi. Valstybinio brandos egzamino neišlaikė beveik 60% vaikų. Tai apsunkina integraciją, riboja galimybės toliau mokytis lietuviškose aukštosiose mokyklose ir prisidėti prie visuomeninio gyvenimo. Be to, gali neigiamai veikti visuomenės socialinę sanglaudą. Auditas parodė, kad yra neužtikrinama nuosekli pedagogams reikalingos kvalifikacijos sistema, kuri padėtų įgyti būtinų kompetencijų užsieniečių vaikų ugdymui. Galiausiai sprendimų priėmėjai Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir savivaldybės nevykdo nuoseklaus nacionalinio užsieniečių vaikų integracijos planavimo bei neatlieka tinkamos stebėsenos. Mūsų išvada yra aiški. Užsieniečių vaikų ugdymo tendencijos šalyje yra netinkamos, šių vaikų integracija nebus sėkminga be sisteminių sprendimų. Todėl rekomenduojame sukurti nacionalinį užsieniečių vaikų ugdymo ir integracijos modelį. Svarbu užtikrinti, kad didžioji dalis šių vaikų pirmuosius atvykimo metus lietuvių kalbos mokytųsi intensyviu būdu. Turime nustatyti, kokia švietimo pagalba turi būti skiriama užsieniečiams vaikams ir parengti atskirą nacionalinę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą. Galiausiai, sprendimų priėmėjai turi sustiprinti šios srities strateginį planavimą ir stebėseną.